Šiandien vienas draugas pasidalino tokią žinutę, kad kaip sistema sureagavo į jo vieną tokį pasidalinimą, to Facebook'e, niekur kažkur internete, apie tai, kad Lietuvos prezidentūra ir teismai naudoja ne tokį valstybės simbolį herbą. Vienu žodžiu, ne baltą vytį raudoname dugne, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos taip vadinamai konstitucijai, bet visokį ten spalvotą su mėlynom, geltonom dar spalvom ir konfiguracija netokia. Tai berods ten Delfio straipsniai kažkaip parašyta, užmečiau akį, kad nesvarbu, kas ten konstitucijai parašyta, bet yra kažkokie poįstatyminiai aktai, kur Seimas pats ten kažkieno siūlymų nusprendžia, kaip tas vytis, valstybės simbolis, turi atrodyti ir nebūtinai jisai turi baltas ten, būti raudoname tame dugne, o gali būti ir kitokių ten tų spalvų, kaip jau minėjau, geltona, mėlyna. Ir remiantis tais išleistais įstatymais, kuriuos patvirtina Seimas, gali būti visi tie herbai, tie hierarchijos simboliai, tiek teismuose, tiek prezidentūrai, tiek ant policistų ševronų visokių ir visur kitur. Reiškia, bet esmė, tai kad toj pačioj Lietuvos Respublikos, taip vadinamųjų konstitucijoje, ne, yra aiškiai reglamentuota ir juodom balto užrašyta, kad bet koks įstatymas prieštaraujantis tai konstitucijai teisingai negalioja. Tai vat visi tie poįstatyminiai aktai, kuriuos tas Seimas, aš jau vadinu tiesiogiai UAB prie lovio, patvirtina dėl tos heraldikos, dėl to valstybės simbolio vyčio, spalvų pakeitimo, konfiguracijos, tai vat jie prieštarauja tai pačiai Lietuvos Respublikos konstitucijai, kuriai jie prisiekė visi, va tie va. Legalūs, jie nelegalūs, čia jau atskira kalba. Tai patys savo prieštarauja. Tai jeigu parašyta pagrindiniam vietiniam įstatyme, kad baltas vytis raudonam fone ar raudonam dugne, viskas, taškas, jokių ten kitokių spalvų neturi būti. Ir jeigu prasideda improvizacijas, visokias interpretacijas, tai atleiskit, gerbėmieji ir negerbėmieji. Čia jau yra kitos kompanijos simbolika ir visais tais dangstymais stengiamasi paslėpti įstatymų nesilaikymą, taip sakykim, tiesiai šviesiai. Tai vat, tokia mintelė čia vat. Bežiūrinti rudens dangų. Ruduo, ruduo, mentai mašinas vagia ir slepia jas tyliai. Ruduo, ruduo, šiandien džiūgauja kartą jie. Paskutinį, paskutinį, duodu šansą jiems. Paskutinį, daugiau šansų nebus.